Žymiausi klasikinės muzikos kompozitoriai – Mocartas, Bethovenas, Šopenas ir daugelis kitų – turėjo ypatingus gyvenimo išbandymus, bet jie nenuleido rankų. Ar suprantate, kodėl būtent sunkiausiais gyvenimo metais jie parašė savo geriausius kūrinius? Jie sukūrė muzikos šedevrus. Ir jeigu įsiklausyti į tuos kūrinius, tai ne šiaip savo muzika. Svarbu žinoti, kokioje būsenoje būdami jie visą tai parašė. Ir tik tada suprasite, kad tai ne šiaip savo muzika. Tai yra malda. Įsiklausykite ir suprasite. Tai yra tos maldos, kurios jiems prailgino gyvenimą. Ši melodija, kuri dabar skamba mano įrašo fone, tai yra Šopeno Pavasario valsas. Bet iš tikrųjų tai yra malda. Malda apie atgimimą ir išgyvenimą. Kuomet pavasarį gamta pabunda ir atgimsta. Bethovenas geriausius savo kūrinius parašė, būdamas jau visiškai kurčias. Mocartas nuo mažens turėjo tokį silpną imunitetą, kad netgi lengvas peršalimas jam galėjo baigtis mirtimi. Šopenas 19 metų susirgo tuberkuliozę. Tokia sunkia forma, tokia baisia ligos forma, nuolatinis kosulys, atsikosėjimas krauju ir gydytojai jam prognozavo gyventi maksimaliai metus, gal pusantrų. Bet Šopenas išgyveno dar 20 metų. Ir tai nestebuklas. Tai motyvacija, pozityvas, tikėjimas ir tai yra placebo. Todėl, kad jis kaip ir Mocartas ir kiti sunkaus likimo kompozitoriai rašė ne šiaip savo muziką. Jie būdami sunkios būklės rašė maldas. Jie meldėsi per muziką, per melodiją. Štai kodėl sergantiems reikėtų klausytis ne televizoriaus informacinio šiukšlyno, ne radio klausytis, o klasikinės muzikos, būtent šitų kompozitorių. Muzikos, kuri padeda išgyventi. Klausantis muziką, pajusti meilę gyvenimui, pajusti dėkingumą už viską, ką mes turime. Todėl nebūtina, kaip sakiau, balbatuoti kažkieno primestų maldos žodžių. Geriau skambant melodijai, nuoširdžiai pasimelsti savo mintimis, savo jausmais, savo žodžiais ir be tarpininkų, tik tai jūs ir jūsų kūrėjas.